Pirma, nesikeičia. Antra, ar aš noriu eksperimentuoti, keisti priėjimą. Tam reikia pamatyti iš skirtingų aspektų. Taip? Kiek noriu bandytis yra vėl mano reikalas. Ir kai aš nusprendžiu, kad yra gana, aš tai gerbiu. Nes neįmanoma. Kiek aš ten pabandysiu pažaisti, taip? Kad ar užduot klausimas, ar aš nesabotuoju žmogaus iniciatyvos? Nes galima užsabotuoti. Galima net savo aktyvumu užsabotuoti žmogaus iniciatyvą. Taip? Viena. Antra, ar mano komunikacija, ar mano atgalinis ryšys apie jo klaidą yra teisingas? Tai yra daugybė momentų. Kaip jisai jaučiasi toje situacijoje? Kokia jo perspektyva? Taip? Ir kiek aš su to žaidžiu, grumuliuoju, taip, bandausi, tai yra mano reikalas. O protingi dėdės tau pasakys, kiek. Gali naudotis jų, gali naudotis savo. Aš irgi kartais labai patarinėtojas esu. Ačiū Dievui, ne taip žiauriai ir perspėjau, taip, kad neklausyk manęs. Aiškumas yra labai svarbu poroj. Yra svarbu eiti į intenciją, su intencija turėti aiškumą poroj, kur kartais susikalbėti yra įmanoma. O kartais mano konsultacijose 10% būna toks rūkas, kad ten panyrė ir ten nieko neaišku. Ir aiškumas pats iš savęs, jisai sukuriamas ant bendrų suvokimų. Bet reikia būti labai atsargiai, kai eini aiškintis, reikia pasakoti apie savo matymą, kuris nėra tiesa. Bet labai gerai prajaus pamatyti kito perspektyvą. Nepaskęst nei savo, nei kito perspektyvą ir suderinti arba gausis taikoj, arba nesigaus. Ir iš principo ėjimas į aiškumą kuo platesniu požiūriu ateini, nes ir arkliui aišku, yra arkliui mano. O tam kitam arkliui gali būti visiškai kitaip aišku. Ir tam reikia nustatyti bendras koordinates. Problema yra tame, kad jeigu žiauriai koordinatės skiriasi, vedybos nebuvo ant neteisingo pagrindo. Nes jeigu taip žiauriai skiriasi požiūris į pasaulį ir standartus. Vertybės. Vertybinių pagrindų, jeigu smarkiai skiriasi vertybės, santuoka žlugs visada. Visada. Tai yra viena. Bet kai aš ateinu ir darau aiškumo, aš susikalibruoju, išsiaiškinu. Mano va tokia vertybė, tavo tokia vertybė. O tai gali būti plakatinė dar vertybė apie žmogų. Taip? Ir mes turim susikalibruoti, ant tų vertybių kalbėti. Bet yra problema, yra žodžių lygmuo, ką mes kalbam ir įvedam aiškumą. Ir jeigu mes kalbam, o vyksta kitaip, galima duoti atgalinį ryšį. Aš matau plakatą, už kurio yra kitaip. Ką tu į tai? Tai yra dar kartą bandyti skaidrinti. Pažiūrėti, ką mes pasitinkam, taip? Santykiai dabar yra vedybos, yra tam, kad sukurt kažką. Vaikus. Arba bendrą suvokimą. Ir kai ateina žmonės, vienas visiškai besidomintis tik techniniais dalykais gyvenime. Būtiška. O kitas studijuoja filosofiją, psichologiją, domisi, kaip susitvarkyti santykius. Ir kai kitas žmogus neturi elementarių suvokimų apie tai, susitarti praktiškai gaunasi taip labai keistai. Viena. Antra, o tu nori šitos patirties? Jeigu nori, patirk. Bet tu, ką sakai, aš nenoriu tokios patirties patirti. Ir tai yra irgi šventa, nes kai žmonės taip smarkiai skiriasi, tai ką ten toj poroj daryti? Nes poroj mes sueinam su panašiais suvokimais pasaulio. Ir jeigu ant tiek smarkiai nepanašus suvokimai, reikalingas noras tai patirti. O dažniausiai mes nenorim tai patirti. Kad, kai būna labai smarkus skirtumas, atotrūkis. Mes šito nenorim patirti, nes tai yra didžiulė įtampa. Tam reikia
tokios meilės širdį, taip, patirti. Suprantat? Bet kaip sako, nesidomi, daleiskim domisi, bet mes kiekvienas žmogus tai skirtingai priimam ir tą informaciją. Taip. Ir kiekvienas kaip ir sako, tau negerai, tu keiskis, tu čia turi taikytis. Ir skirtingai, aš klausau, kad, aš turiu žiūrėti, kad man būtų gerai. Jisai klauso, kad jam būtų gerai. Tai mes net nesusišnekam, nes, jūs kaip ir tau negerai pasidarė, tu keiskis, tu ieškok, tu kažką daryk, man viskas gerai. Ir, toks gaunasi, kad atrodo lyg ir domisi, bet jis tai priima, savaip tą informaciją, aš savaip. Ir mes abu vos nesėdi, lauki. Lyg ir domisi. Dabar taip. Pirmas dalykas. Mes aiškinamės deklaruojam savo poreikius ir ribas. Ir ten reikia padaryti, kad neprišaudyt savo į kojas. Tai reikia mokytis. Viena. Antra. Mes, jeigu mylim vienas kitą, mes norim vienas kitam gero. Ir aš turiu užduoti savo klausimą, kiek aš įsiklausau į jo poziciją ir kiek jis į mano. Jeigu yra nesveikai skirtingas, per didelis skirtumas, aš matau, kad aš įsiklausau, aš, darau savo įnašus, o aš negaunu savo įnašų, ko aš noriu. Prasideda klausimai kito lygio. Bet pirmą reikia pradėti mokytis normaliai komunikuoti ir nesabotuoti procesų iš savo pusės. Jeigu aš tai padariau daugmaž normaliai, aš žiūriu, ar įnašai norėti vienas kitam gero. Nes kas yra pasakymas, su manim viskas gerai, tvarkykis pati. Tai yra, arba tu turi psichologinių problemų, ir pas tave tai yra kaprizai, arba, kaip mes tai priemam, aš tavęs nemyliu. Tvarkykis pati, čia tavo reikalai. Yra, man nerūpi tavo poreikiai. Bet prieš šitą skambant reikia pasitikrinti porą momentų. Nes jeigu aš gaunu žinutę, egocentriškas žmogus paprasčiausiai, taip? Jisai sako, aš tave girdžiu, nifiga jis nieko negirdėjo egocentrikas, taip? Jisai papasakoja savo dalį, sako, daryk kaip nori, o daryk kaip nori yra eik rusiškai, kur plaukia laivas, ne? Ir aš jeigu matau vartojimą ir neįma į mano poreikius 30%, tai reiškia, aš pradedu, o tam reikia nusiraminti ir matyti iš paukščių perspektyvos, pamatyti savo gyvenimą ir savo dinamiką, iš principo bendrai. O mylintis rūpestis, aš į tave šiek tiek pajudu, taip? Kiek aš pajudu? O kiek tu į mane? O mane tai tenkina, nes kartais tai būna 80, 0. 80% su 0 būna.